Lietuvos sportas supažindina su Lietuvoje vykstančiomis sporto varžybomis ir kviečia į sporto arenas. Savaitgalį atsakomąsias ketvirtfinalio rungtynes žais Lietuvos krepšinio lygos klubai. Lietuvos Rytas arba neįjungia dar visų savo apsukų, arba nėra pasiekę tos geros formos. Lietuvos vyrų ir moterų rankinio čempionatuose prasidės pusfinalių kovos. Įdomi kova. Net nežinau, kuriai komandai duoti pranašumą. Savaitgalį Elektrėnuose paaiškės Lietuvos vandensvydžio čempionai. Jinai sudaryta iš Lietuvos rinktinės žaidėjų ir jos aplošti tikrai bet kuriai komandai yra sunku. Šeštadienį Palangos stadiono disko metimo sektoriuje galite išvysti 2-kart olimpinį čempioną Virgilijų Alekną. Visus Lietuvoje vykstančių sporto varžybų tvarkaraščius rasite Facebook paskyroje Lietuvos sporto anonsai. Lietuvos krepšinio lygoje prasidėjo atkrintamosios varžybos. Pirmose ketvirtfinalio rungtynėse pergalės iškovojo aukštesnės vietas užėmusios komandos, tačiau ketvirtfinalio serijose prognozuojama atkakli kova. Neptūnas ir Šiauliai, bei Prienų Vytautas ir Utena galėtų išnaudoti ir visą reikalingą šiom varžybom seriją. Todėl, kad namie turimas pranašumas labai jaučiasi. Šiauliai tikrai žaidžia sezono pabaigoje, kas yra labai svarbu, gerą krepšinį. Jie ne tik tai iškovojo Baltijos lygos taurę, bet ir laimėjo didelę seriją pačio čempionato gale. Nugalėjo taip pat ir Žalgirį. Neptūnas yra tikrai stipri komanda ir žaisdama dviem frontais, dviejose varžybose, Europos taurėje Lietuvos čempionate tikrai neturėjo tiek fizinių jėgų ir jų negalėjo būti, kad vienodai sėkmingai žaisti per savaitę 2 rungtynės aukštame lygyje. Europos taurės varžybos senai pasibaigė ir dabar kalba eina apie titulus. Ir aš galvoju, kad Neptūnas tą puikiausiai supranta ne tik tai lietuviai, bet supranta ir užsieniečiai. Ir manau, kad jie baigiamąją tą dalį tikrai sužais panašiai taip, kaip žaisdavo geriausiose Europos taurės varžybose. Ketvirtfinalį nebus lengvas pasivaikščiojimas ir favoritams. Kauno Žalgiris pirmose rungtynėse sutriuškino Pasvalio Pieno žvaigždes. Tuo tarpu Vilniaus Lietuvos Rytas tik po atkaklios kovos palaužė Panevėžio Lietkabelį. Lietuvos Rytas arba neįjungia dar visų savo apsukų, arba nėra pasiekę tos geros formos, nors ir stengiasi labai. O Lietkabelį, aš galvoju, pakankamai yra lengva žaisti, nebūnant favoritais ir turint tikrai tokią gerą komandą, kokia šiuo metu yra Lietkabelis. Aš galvoju, kad galima laimėti ne tik tai namie, bet net ir, kaip parodė vakar diena, ir išvykoje. Kalbant apie Žalgirį ir Pasvalio komandą, aš galvoju, kad čia jėgų santykis labai skiriasi, labai akivaizdu Žalgirio pranašumas. LKL ketvirtfinaliuose kovojama iki 3 pergalių. Nenustebkite, jeigu savaitgalį Palangos stadiono disko metimo sektoriuje išvysite 2-kart olimpinį čempioną Virgilijų Alekną. Savaitgalį Palangoje vyks žiemos sezono metikų čempionatas. Jame planuoja dalyvauti ir Alekna. Praėjusį savaitgalį Vilniaus pirmenybėse be konkurencijos dalyvavęs 44 metų Alekna diską numetė net 59 metrus ir 53 centimetrus. Penktadienį Palangos stadione varžysis ieties ir kūjo metikai, šeštadienį disko metikai ir rutulio stūmikai. Čempionate dalyvaus olimpinį kelialapį jau turinti disko metikė Zinaida Sendriūtė. Taip pat Europos jaunimo čempionatų prizininkai ieties metikai Liveta Jasiūnaitė ir Edis Matusevičius, kurie sieks įvykdyti Europos suaugusiųjų čempionato normatyvus. Dar vienerios lengvosios atletikos varžybos kviečia į Birštoną. Čia jubiliejinį 30 kartą vyks olimpinio vicečempiono Antano Mikėno memorialo sportinio ėjimo varžybos. Kartu su lietuviais Birštone varžysis svečiai iš Latvijos, Lenkijos ir Baltarusijos. Iš viso Mikėno memorialo varžybose dalyvaus daugiau negu 150 ėjikų. Lietuvos vyrų ir moterų rankinio čempionatuose šeštadienį prasidės pusfinalių kovos. Pusfinaliuose kovojama iki 2 pergalių. Pirmam pusfinalį susitinka Dragūnas su HC Vilnius klubu, kad ten Dragūnas yra favoritas, tačiau tai yra Vilnius yra vienintelė komanda reguliariam sezonui įveikusi Dragūną. Antram pusfinalyje, kur susitinka Granitas su Alytum, įdomi kova. Net nežinau, kuriai komandai duoti pranašumą, gal šiek tiek Alytus, kadangi turi savo aikštės pranašumą. Taip pat, manau, šioje kovoje neužteks 2 rungtynių, reikės 3 rungtynių. Ir pas moteris bus šiek tiek mažiau intrigos, nes šiemet yra aiškios lyderės, tai Kauno rajono Garliavos klubas ir Kauno Akmenės Žalgiris. Akmenės Žalgiris laimėjo šiemet taurę. Tačiau super taurę laimėjo Garliava ir
Baltijos lygoje kovo dėl 3 vietos irgi tarpusavio rungtynėse laimėjo Garliava. Taip, nuo to, manau, bus įdomesnis finalas šiemet. Prognozuoju, kad finale šitos komandos ir susitiks. Vyrų lygoje jau 7 Lietuvos čempiono titulo iš eilės siekia Klaipėdos Dragūno rankininkai. Moterų čempionate titulą gina Kauno Žalgirio rankininkės. Savaitgalį visas 3 dienas virs vandensvydininkų kovos. Elektrėnuose paaiškės Lietuvos čempionai. Čempionate užtikrintai pirmauja Vilniaus Baltic Amadeus komanda. Dėl kitų prabų medalių prognozuojama atkakli kova tarp Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Elektrėnų komandų. Nekirtumai, manau, gali būti tik tai tarp 2., 3. ir 4. vietų komandų. Nes dabar tvirtai pirmauja Vilniaus miesto sporto centro Baltic Amadeus, taip dabar vadinasi šį komandą. Tai pagrindė jinai sudaryta iš Lietuvos rinktinės žaidėjų. Ir jos aplošti tikrai, bet kuriai komandai yra sunku. Lietuvos čempionate šį sezoną rungtyniaujančių komandų skaičius padidėjo iki 6. Didesnę vandensvydžio plėtrą Lietuvoje stabdo baseinų trūkumas. Norėtųsi, kad čempionate būtų žymiai daugiau komandų. Ne tik tai 6, kadaise būdavo pas mus ir Klaipėda, ir Šiauliai, ir Panevėžys. Bet Klaipėdos kaip baseinas taip ir lieka kaip ir Vilniui pažadų lygyje. Ir nežinia, kada jisai bus, nors buvo žadėta. Panevėžy mums trūksta trenerio, galėtume treniruotis. Šiauliuose taip pat turėtume trenerį, galbūt galėtume reikia ieškoti. Tai būtų tada pas mus žymiai daugiau komandų. Po šalies čempionato vandensvydininkai dar nebaigs sezono. Lietuvos rinktinės laukia tarptautinis turnyras Maltoje. Gegužės viduryje vyks ES tautų taurės turnyras. Jis vyks Maltoje, dalyvaus 10 valstybių. 9 Europos valstybės taip pat dalyvaus tačių teisėmis Pietų Afrikos rinktinė. Tai tikrai pajėgi komanda, kaip ir Maltos, Lenkijos komandos, kurios realiai pretendavo Europos čempionato finalą šiais metais. Tai pirmą kartą dalyvausim tokiuose varžybose ir manau, kad tai bus tikrai labai geras pasirengimas prieš kitais metais būsiančią atranką į 2018 metų Europos čempionatą. Į rinktinę kviečiamas ir Duisburgo klube rungtyniaujantis geriausias Lietuvos vandensvydininkas Janas Bakulo. Tačiau tuo pačiu metu Lietuvio laukia kova Vokietijos taurės finale. Todėl neaišku, ar Lietuvos rinktinė sulauks pastiprinimo.